Jeigu turite universalų imtuvą vartų automatikai, kurio atmintį galite papildyti iki 500 pultelių vienetų, parodysime būdą, kaip radijo bangomis galime pririšti netgi kintamo kodo NiceFloor S pultelį. Tai šiuo atveju turime Aprimatic pultelį, kuris yra pririštas prie imtuvo. Ir NiceFloor S pultelį, kuris nėra pririštas prie imtuvo, bet kurį pririšime šio video metu. Tai dabar pasiėmėme abu pultelius į rankas, ir spaudžiame Aprimatic pultelį 2 kartus. 1, 2. Ir paspaudus 3 kartą iš karto spaudžiame NiceFloor S pultelį. Atsiranda garsas, paspaudžiame 2 kartą NiceFloor S pultelį. Ir 3 kartą spaudžiame jau Aprimatic pultelį. Palaukiame. Garsas nustoja sklisti ir patikriname. NiceFloor S pultelis kuo puikiausiai atidaro vartus ir nereikėjo jokio meistro pagalbos.